Nu, sveiki gyvi. Vėl Alvyds Masal su savo kelma supuvusias. Durniau aš tai meškičiai. Bet nesvarbu, radau tokį labai gerą kelmėlį, kad vis lai geriau parodyti 100 kartų ir kartas kažkas įda nematys ir paprasta va susiradot kažkur, jeigu šiaip norit savo ploti pamaloninti žvėris. Aš nešneku čia apie masinį veitą, kur jūs medžiojat. Aš neku apie veitas ten, kad žvėrim duot mineralų, visokių, kaip sako, gerumų, kada ne jūs plotį daugiau laikytumės, juk kiekvienas nori daugiau manų turėti savo, kaip sako, kažkokių teritorijų, kur jūs ten medžiojat. Tiesiog užtaisykit tokių kelmų miškį ir pamatysit, kad tų žvėrių tikrai pagausės. Ir, kaip dalyk sakau, pavasaris, raga pamatysit, skirtoms pradės iškart matytis, dėl to, kad jie nutrūks, ką bebūtum taip šiandien to gamto visokių tų mineralų. Tai va, kelms, paprasčiausiai radau neblog didelį kelm. Va, skyščiaus pirm kartą, aišku, reikėtų mano daugiau užpilti. Aš pilu, aišku, dar daugiau, jūs tik nepilkit, bus, sakys, vėl brongė. Va, užpilu, kad į tų kelm įsigertum. Ir kų toliau darau. Toliau paimsiu, va, tokių biškorių žirnių maišytų su kukurūzas. Va, paplėtau. Aš nekratys, poršių pelėlių. Viskas, va, teik. Ir, kad vis laik miltų. Va, apibarstau visur, kemena visur gerai įsigers. Viskas, šilubas, gera kvep. Va, prašau, viskas. Va, į tokių užtaisykit. Ir pamatysit, kad bus rezultats. Kiek aš įtrukau? Nu, mėnuo, 2. Tiesiog praeikit pra savo plot, pra teritorijai. Ir užtaisykit į laiksnų, pravažiuosit. Esmė į tą, kad į tų kelmės įger. Nereik čia kiekvien dėin lakstyt per tos veids ir piliuot. Ir jūs pamatysit, ką bus vis tie kelmai išdraskyti ir tai žvėris ateis ir ateis į to veids. Nu, tikrai bus viskas super, patikėkit. Nu, aš patikrint 100 kartų, 100 kartų jums parodys. Visi labai gera. Gera bus. Alvyds Masal, iki.